Tai sveiki atvykę į mano naują vlogą. Tai šiandien yra sekmadienis, sekmadienio vakaras ir pradedu naują video dabar, nes rytoj išvažiuojam 3 dienom į mano kaip ir darbo komandiruotę. Tai važiuojam į salą, galim pasakyti. Salą 3 valandos maždaug nuo mūsų vietos. Tai, kur pasakau praeitam vlogė, kad tenais dirbau prieš metus laiko. Tai va dabar išsiunčia mane į tą pačią vietą, nes reikia pagalbos. Tai ir prabūsim ten 3 dienas. Išvažiavome rytoj anksti ryte ir grįšim tada trečiadienį jau vakare. Tai žiūrėsim, ką ten pavyks nuveikti. Oras tikiuosi bus neblogas, bet kiek rodo, tai vėjas didžiulis ir lietus. Bet kažkaip. Labas rytas, jau pirmadienis, jau pakeliu į Fruoją, į savo komandiruotę. Tai neapsijom be nuotykių ir šį rytą. Turėjome išvažiuoti 8 ryto, dabar jau yra pusė 10. Tai atsikėlus, susirašėm, viskas ok. Ir mašina net neatsirakino visų pirma. Kitas dalykas, jinai net neužsikuria. Jokio gyvybės ženklo neturėjom absoliučiai. Ir kurtis, bandant užkurti, jokia lemputė nedegė, niekas tiesiog kaip nieko. Tai mašina buvo be jokių gyvybės ženklų. Tai aš paskambinau savo bendradarbei klausti, ką daryti, nes neturim jokių įrankių, kaip užkurti tą mašiną, neturim čia nei pažįstamų kažkokių, kas mums padėtų, ar kaimynų paklausėm, jie neturi nei jokių kabelių. Tai aš skambinau savo bendradarbei, bet ji turi elektrinę mašiną, tai aišku nieko iš to nevyksta. Tai paskambinau kolegijai, kuri galbūt mums galėtų padėti. Tai atvažiavo, bet pasirodo tų kabelių neturėjo. Turėjo tik tais baterijos pakrovėją, kas šiuo atveju negelbėjo, bet jinai paskambino savo draugui, tai tas draugas atvažiavo iš Patrulheimo su darbinė mašina mums padėti, tai per tuos krokodilus ar laidus užkūrėm. Šiaip ne taip ir po kiek čia beveik 1,5 valandos jau važiuojam. Tai tokie nuotykiai. Tai nežinau, kas čia įvyko, nes aš šeštadienį paskutinę, kuri važiavau su mašina į darbą. Tai nežinau, ar aš palikau neužrakintą, ar palikau muziką jungtą, ar kažką, nežinau. Man atrodo, mašiną užrakini automatiškai, bet kas čia žino, kaip gali atsitikti. Tai nežinau, bet ačiū Dievui, dabar jau viskas ok, tai važiuojam pagaliau.
šiek tiek virš 100 kilometrų kelio. Maždaug 1,5 valandos. Tai dabar liko kiek čia, 1:20. Nu, į darbą jau visą valandą bus vėluojama, bet, nu, ką darysim? O savo komandiruotį gyvensim viešbutį. Visi 3. Oras, kaip mačiau, nelabai lepins. Bus vėjuota labai ir lietus. Nu, bet kažkaip Norvegija šiaip tokia jau yra, jinai labai keičiasi oras čia ir jinai labai keičiasi oras čia. Norvegijai taip yra jau, kad daug lyja ir oras šiaip labai greit kinta ir keičiasi. Tai va, nu, mes važiuojam, susitiksim ateit po mano darbo. Na, tai ką, jau po darbo įsičekinome į savo viešbutį. Čia toks pasirodo kaip mini butas, tai visai irgi gerai. Su mini virtuvė. Tai va, galim pažiūrėti. Tai čia įeinam. Antras durys. Taip, čia pagrindinis kambarys. Va, turim virtuvę. Nedidelė, bet užtenka. Svarbu kavos yra. Ir vonia, dušas. Tai va. Toks nedidelis, bet jaukus, tai grinai sakau kaip mini butas. Tai čia mes būsim, kaip čia 3 dienas, kai tiek šiandien, rytoj ir poryt. Ir trečiadienį jau namo. Dabar reikia eiti ieškoti kažką užkasti ir parduotuvę. Ar kažkur užvalgyti ir eisim pasivaikščioti. Tai grįžom iš pasivaikščiojimo jau. Nusipirkom maisto parduotuviai. Tai greit pradėsiu, ką nusipirkom. Tai va, nusipirkom duonos, sulčių, gėrimą. Tepamą sūrį, jogurtuką, čederio sūrio, 2 kumpis, agurkas, salotos, marinuoti agurkėliai ir arbatos. Dar pasiėmėm šiandien picos vakarui, tai čia apsipirkom daugiau pusryčiam, o vakarieniai dabar pasiėmėm pizzą. Tai pizza, kebabo pica. Tai tokia skanaus mum ir skanaus tiems, jeigu kas valgo.
Pavalgiau pusryčiais ir bėgau į darbą jau. Žiauriai lyja. Gerai, kad man darbas čia per kiemą realiai, tai netoli. Tai sėkmės man darbe. Sutiksime gal per pietus arba po darbo ir iki. Na, tai jau baigiau darbą. Einu namo, persirengsiu ir nežinau, kažkur dar eisim, šiandien gal pasivaikščiot. Oras vėl nekoks, bet geriau negu vakar vakare. Tai labas ir vėl. Tai aš jau po darbą. Šiandien buvo gan sunkoka diena. Biškį išvargau, bet nieko. Tai grįžau namo, persirengėm ir važiuojam dabar čia aplink šitą salą truputį pasižvalgyti. Oras nekoks šiaip lyja, bet labai greit ir keičiasi. Vėl į gražų orą, vėl lyja, vėl gražus oras, vėl lyja. Labai permaininga. Tai tos salos čia nėra daug. Čia pasisukiom dabar aplink salos šiaurinę tą dalį. Dabar nusprendėm važiuoti iki piečiau esančių bunkerių. Tai vat važiuojam, pasižiūrėsim, tikiuosi bus galimybė išlipti ir nebus baisinio lietaus. Panašu, kad bus, bet tikėkimės geriausio. Tai kalbant apie tamsų ar tokį lietingą laikotarpį Norvegijoje, bet dabar irgi važiuojant matėm vaikai apsirengę lietpalčiais ar kombinezonais ir žaidžia lauke, supasi ant tų supynių,
karstos po medžius ir nesvarbu čia lyja, sninga ar koks oras, jie vis tiek mėgaujasi tą gamtą ir būna lauke. Tai kalbant net apie vaikų darželius Norvegijoje, vaikai dažnai būna lauke ir irgi nesvarbu ar lyja, ar sninga, ar vėjas, apsirengę šiltai, su kombinezonais, su lietaus rūbais. Ir jie daug laiko praleidžia lauke, būna ir pietų miega lauke. Tai vaikai yra grūdinami realiai jau nuo mažens, kas šiaip ir aš manau gerai. Ir prisiminiau tokį vieną pokalbį, kurį klausiau kaip podcastą, kaip laidą, kur yra Kulvinskytės per LRT radiją laidos Laimės dieta. Tai jinai šnekėjosi su moterim, kuri pragyveno berods 14 metų Svalbarde. Tai Svalbardas yra šiauriausia sala poliariniam rate, kur iš tiesų žiemą yra aklina tamsa. Tai jinai pasakoja, kad žiemos laikotarpiu per tas poliarinės naktis ištiesus savo ranką, tai tiek ir nematai, kiek yra ranka. Ir tenais yra daug tų šiaurės lokių ir beveik kiekvienuose, gal net ir kiekvienos, nežinau, namuose yra ginklai. Ir toliau, žinau, kad toliau miesto negali išeiti be palydos ir be ginkluotos, ginkluoto sargo ar be ginkluoto gido, kuris tave palydės. Jeigu atvažiuoji ten kaip turistas, tai už miesto ribų gali eiti tik su lydinčia komanda, kur turi vienas iš priekio, vienas iš galo žmogus būtinai turi turėti ginklą. Ir kalbant apie tą tamsą ir niūrumą žiemos metu, kai yra lietus, kai prastas oras, tai Svalbarde jie nelaukia, kada ateis ta saulė, nes jeigu būsi užsidaręs namie, tai labai ilgai laukti, kiek čia, koks pusę metų laukti, kol tu vėl išvysi saulę. Tai jie tiesiog mėgaujasi tuo, ką turi dabar ir mėgaujasi kiekvieną dieną, nesvarbu, ar tai yra tamsa ar šviesa. Nes, kaip ir sakė, laukti pusę metų tai yra per daug ir per prabanga. Išlaukti ilgą, kad vėl pradėti džiaugtis tuo gyvenimu. Ir kalbant iš savo asmenės patirties, tai mes metus laiko gyvenom netoli Lofotenų salų, kurių irgi yra už šiaurės poliaračio, kur vasaros laikotarpiu turėjom visą parą vien saulę. Saulė nenusileisdavo visai. Tai iš tikrųjų labai įspūdingas laikotarpis, kur vasaros metu 3 nakties gali išeiti laisvai pasivaikščioti, nes yra šviesu kaip diena. Ir labai sunku eiti miegoti tokiu laikotarpiu. Tai labai gelbsti, aišku, naktinės užuolaidos, kurios būna tikrai labai temdančios. Bet šiaip labai įdomus laikotarpis, kai tikrai ta šviesa labai neįprasta. O žiemą labai greitai sutemdavo ir realiai, pas mus nebuvo tokios visiškai aklinos tamsos. Kokias 2-3 valandas į dieną būdavo gan šviesu, bet labai greitai temsta ir labai vėlai išvinta. Tai kaip laikotarpio, kaip vasaros laikotarpio, tai gal ir būtų faina gyventi, bet kaip žiemos laikotarpio, tikrai nėra labai smagus laikas. Aišku, kai atsiranda sniego ir tikrai to sniego yra daug, tai kažkiek šviesiau. Bet žiemą labai smagu stebėti šiaurės pašvaistės, kurios tikrai gan dažnai matosi, ypač už miesto ribų, kur mažiau miesto šviesų. Tai žiemą tai tikrai įspūdingi vaizdai. Matėt mano pirmam filmuke, kur turėjau kelionę į Šiaurės Norvegiją pas draugę. Tai ten
gyvenam, tai oras labai yra permainingas. Per dieną pasikeičia daug kartų į saulę ir į lietų. Ir čia kaip visų žinoma frazė, kuri atėjo iš Norvegijos, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tai labas rytas, jau 3 diena, jau pavalgėm ir vakar jau nebefilmavau ir kaip matėt, oras pasidarė tragišką tiesiog. Nuvažiavom iki bunkerio. Kokie ten tie bunkeriai? Tai buvo fortas iš tikro. Ir jisai pradėtas 41 pastatytas per antrąją pasaulio karį, įrengė apie 150 rusų karių ir serbų karių belaisvių apie 200 metrų po vidų gali vaikščioti. Tai va. 18 metais jau buvo rekonstruotas. Tai yra viena lankomiausių turistų krypčių, labai populiarus yra per audras. Tai va. Kiek gražiai saulėtas diena. Pabuvom per audrą. Ėjom į vidų, aš jau bijau eiti toliau, bet Edgaras nuėjo toliau. Tai kiek pavyko nufilmavom. Sukilo labai didelis vėjas, kad sunku buvo net išstovėti. Ir labai staigiai tamsu pasidarė. Kiek ten, po kokį 10 minučių pasidarė visiškai tamsu kaip naktį. Debesis juodi ir vienu metu, kai pradėjo dėti ledukais. Granai snigo ledukais. Ir kai buvom lauke, tai tiesiog visą kūną daužo tais ledukais taip skaudžiai.
Bet tada greit jau bėgom į mašiną, sušlapom aišku, bet nieko. Šiaip labai įdomi patirtis pažiūrėti tuos bunkerius. Steik išsilaikė ir tai dalis istorijos. Tai visai fainas turas buvo apvažiuoti aplink salą. Tai jo šiandien atsikėlėm, pavalgėm pusryčius ir man jau už kiek čia pusvalandžio į darbą. Paskutinė diena čia ir važiuosim namo. Tai jeigu daugiau nieko nebenufilmuosiu šiandien, nebesustiksim, tai ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Ačiū, kad prenumeruojat. Prenumeruokit ir toliau, spauskit laiką ant šitą video. Ir susimatysim kitame.